Kol dar nežinojome, kokie iššūkiai šiemet mūsų laukia, smagiai pasibuvome mokyklos organizuotoje rugsėjo 1 šventėje. Surinkta pavakary, aplenkiant visus tos dienos ryto kamščius ir erzelį. Super sprendimas. Žodžiu, pasibuvome, medelį kartu pasodinome, konkursę pasirungėme ir taip nusiteikėme naujiems mokslo metams. O tada išaušo vaikų gimtadienio šventės rytas. Čia šių metų tortų pažintimas jau bus. Pasirodo, man atrodo, čia yra pusfinalį. Po ilgų svarstymų ir kompromisų paieškų nusprendėme daryti vieną bendrą šventę. Juk ir draugai praktiškai visi yra bendri, o ir dienos dar šiltos, todėl Magdės gimtadieniui po poros savaičių atėjus nereikėtų sukti galvos, ką daryti. Tuomet dar nežinojome, kad šiemet visas rugsėjis bus toks šiltas ir gražus. Taigi susikvietėme visą šaunę draugų kompaniją ir nepaprastai smagiai praleidome laiką. Liutauras paskui pasakė, kad tai buvo pats šauniausias gimtadienis per visą jo gyvenimą. Ir iš tiesų, vaikai prisigalvojo įvairiausių veiklų, pradedant žaidimų muzikinės kėdės, modifikuotomis X faktoriaus talentų varžytuvėmis, baigiant virvės traukimu, šokinėjimo ant batuto, kuris tiesa truputį neatlaikė vaikų siautulio, ir be abejo maudynėmis kudroje. Balansai. Matai, vieni iš anksčiau pažįstami, kiti mažiau, žinai, tai sunku jam. Gerai, Magdė pirma galvoja Nora. Bet nesakyk. Nesakyk. Gali kelis. Vienas. Dabar Liutauras galvoja Nora, ne? Vieną? Nesakyk. Jūs geria vandenį? Bet vieną irgi geria. Gal galima paleisti degalus pavaikščioti? Ne, dabar paglausis nori visi. Taigi, kaip suprantate, mokslo metų pradžia buvo ypatingai smagi. Kai jau vėl prireikė ko nors prasiblaškimui, susiorganizavome su bičiuliais išvyką į Liepkalnio vandens saugyklą. Na ir 3 Vilniaus šaltiniai Vingrių aušros ir misionierių, iš kurių vilniečiai primaišino troškulį. Oras pasitaikė gražus, kompanija gera, gidė vedusi šią edukaciją ekskursiją super šauni.
Tiesa, maniškiams labiau magėja šiaip pasibūti, su draugais pasibendrauti, nei klausytis istorijų apie Vilniaus vandens sistemą. Tačiau man pačiai buvo labai įdomu. Ant sienų galima buvo rasti nedidelių šikšnosparnių. Vaikai jų ieškojo ypač akylai. Kas sakė? Ar čia šikšnosparnis? Taip. Vau. O galim jie su kokia šaka? Jie sakė, kad jau atskrenda šikšnosparniai. Kaip sakė? Jau sakė, kad atskrenda šikšnosparniai. Man reikia su kažkokia šaka tą jį paliesti. Tegul gyvena. Ir mamos. Paskui dar pratęsėme bendravimą IKEA restorane, taigi visa diena buvo šauni. Mama, gal taip jis pas mus gali? Mama, mes nieko neužimti šiandien. Į kavinę, į kavinę. Į IKEA. IKEA. Am IKEA. Atėjus eiliniam penktadieniui, kuomet paprastai išeina susitikti su draugais, patraukėme į medinės miesto architektūros muziejų, kuris mus maloniai nustebino. Žinodama, kad tai mažutis, vos kelių patalpų muziejus Paupyje, galvojau, kad užtruksime ten kokį pusvalanduką, o paskui keliausime kur nors kitur. Tačiau muziejaus darbuotojas mus pasitiko taip šiltai ir entuziastingai, kad praleidome muziejuje daugiau nei valandą. Vaikai čia ieškojo pasislėpusių medinių figūrėlių, medinukų, žaidė šachmatais, važinėjosi greičiausiai vieninteliu liftu Lietuvoje įkurtų medinėme 2 aukštų name, tyrinėjo čia esančius eksponatus, kurių niekas nedraudžia liesti, šiaip bendravo. Mes mamos tuo tarpu žavėjomės čia eksponuojamomis žavingomis miniatiūromis. Ir detalių muziejaus maketų. Aplankę ką tik minėtą muziejų, patraukėme į Belmontą. Seniai čia bebuvome užsukę, todėl smagu buvo pasivaikščioti po šio komplekso erdvės. Magda. Gimnastė. Likus namuose irgi susigalvojame įvairios veiklos galvai nuo darbų ir mokslų pravedinti. Magda itin įsitraukusi į savo naująjį pomėgį akrobatiką, vis kelia savo įvairius iššūkius ir mokosi visokių akrobatinių figūrų. Tauras bando neatsilikti. Pasirodo, kad visi įgūdžiai galiausiai labai praverčia žaidžiant pastaruoju metu mūsų namuose populiarųjį Twister. Dešinė ranka ant raudono. Palaukit. Lengviau jau. Darai, atsisukit. Ne, jam neišeina, nes jis kitaip pradėjo. Dešinė koja ant žalio. Oi, duodė čia norė. Gimnastika. Dešinė koja ant mėlyno. Dešinė ranka ant geltono. O, kaip le. Dabar man ačiū palėti. Dabar man. Ilgai fizinė veikla neužsiimsi. Todėl kartais visai smagu išsitraukti pamirštas mėgstamas dėliones ir jas kartu padėlioti.
Jo, tai va, ir sudėsi ten prie to stiebo, čia tik apverstai. Tai štai toks buvo rugsėjis.